BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gerai, čia reikės tvarkyti iš naujo. Ui, taigi atsirėmęs aš. Nieko nesakai. Čia nieko tokio. Va, nusivala realiai. Ui. Kodėl rieda ta mašina? Aš nesuprantu, bėgis įjungtas, rankinis užtrauktas. Stop. Tokiam kontentui viskas uždrausta. Tai panašu, kad laikas ruoštis žiemai. Tarsi sniego dar neturim, bet orai tikrai ne patys maloniausi. Tai faktas, norėjau šiandien paleisti epizodą iš konteinerio darbų, bet dėja ten viskas užtrunka ilgiau nei tikėtasi. Tai tiesiog pakaupsiu medžiagą ir dar sugrįšim prie to. Tada taip pat gera žinia, kad Subaru Impreza kūrėsi. Tai tik vienas minusas, kad orai labai šalti, tai tiek man, tiek Svajui bus tiesiog sunkesnis iššūkis prabūti miške 24 valandas, bet jum kontentas bus įdomesnis. Tačiau, kadangi šiandien nei važiuosim į mišką, nei dirbsim prie konteinerio, tiesiog truputį prastumsim, nes turime dar vieną automobilį kieme. Tai M5, ne M5, čia tiesiog Atram 9, legendinė slyva 525D. Nu jo, dabar sakysit, Norbe, kam tau dar vienas kažkoks nereikalingas automobilis, kai tu projektų ir taip kalnas? Taip, tikrai sutiksiu, Perikupo širdis negalėjo atsisakyti tokio dylo, nes manau, kad ir kiekvienas iš jūsų taip pat nusipirktumėt tokį automobilį už 100 eurų. Tai vat, gavau pasiūlymą, kurio negalėjau atmesti, o iš tikro viskas buvo taip, kad pardavėm Lexus IS 300 ir kadangi prieš tai žmogus turėjo štai tokį projektą, tai iš pradžių, kiek supratau, buvo Winterbiteris, po to sugalvojo truputį prikelti, bet galiausiai slyva atsibodo, neatsipirko ta visa investicija, reikia ilgai laukti, kad pakiltų, po to rinka visa krenta, vien žodžiu. Vienas minusas, tai žmogus nusipirko ISA, kurį prikilnės, bet reikėjo atlaisvinti garažą, kad būtų vietos. Tai tiesiog sako, atvežk man Lexusą, užsikurk šitą slyvą ir vežk kuo toliau nuo manęs. Nu tai ką, turime dar vieną bėdą, nors gal čia nebus kažkokia bėda, nes iš esmės kažko labai nedarysim, galbūt parduosim, galbūt tiesiog sunaudosim lengvam kontentui, o šiaip ką, pliusas, variklis kūrėsi, automobilis važiuoja, taip pat kėbulas yra sedano tipo, tai turbūt retesnis negu mano universalas. Aišku, kalbant apie mano slyvą, tai taip, dar prie to projekto grįšim, nes planas lieka tas pats, kadangi variklis sutvarkytas, ugnies pro kapotą turim, tiesiog lieka uždėti 22 colių ratus. Tai truputį paspoilinsiu, kad turime ir body kitą, tai tiesiog greičiausiai teks papjaustyti vidinės pusės kėbulą, kad kažkaip sutalpinti tokius ratus ir taip pat tą visą automobilį numest ant žemės. Tai vat, jeigu laukiat to projekto, būtinai paspauskit patinka, o šiandien norit to ar nenorit, tiesiog apžiūrėsim, ką čia nusipirkom. Turbūt, kad hebra nepyktų ir tikrai paspaustų patinka, reikia duoti truputį veiksmo. Tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, kai nusipirki galų varmą automobilį, yra burnautas. Atiduosim padėką burnauto dievams, tiesiog bandom užkurti padangas. Viskas yra saugu, esame privačioje teritorijoje, pas mano tėvą Suomijoje, tai to pačio nebandykit atkartot, o mes esam profai. Jo. Kaip matote, viduje pilna šiukšlių, nu čia mūsų standartas, to viską išmesim, bet dar vienas pliusas – mechanas. Tai va, dėl to galim padaryti truputį nesąmonių. Bandom. Dizelis, pasaka. Tai čia dabar engine checkas, aišku. Tikėkimės, nuo kalniuko nenuskrisim ir kažkaip padangas užvelsim. Nu čia turėtų viskas paeiti. Atsidarysiu dar langą, kad būtų gaiviau. O, viskas veikia. Pilna komplektacija. Padedam į vietą.
Vaikyti, dizelio poweris. Va taip. Easy, čia jums neėfkės kažkokios, čia tiesiog slyva koinas. Sėdi, klačkikas, kažkas ten stabdžiukas, dūmai. Opa, geros padangos buvo, blemba, būčiau pardavęs dar. Nu dar kaip nors išeis. Aš dabar taip galvoju, Hebra sakė, kad čia buvo winter beateris, ne? Tai kodėl sukasi vienas ratas, ką? Skemas. Koks čia winter beateris? Net nevyrintas reduktorius. Grąžinam slyvą atgal jos vietą ir, manau, apeisim, pažiūrėsim, ką gero iš tikro čia turim. Man atrodo, kad nieko gero, bet, ei, važiuoja. Ką čia šneku, labai gerai. Viskas yra labai gerai. Atrodyk, svai, kiek man čia važiuoti. Ui, taigi atsirėmęs aš jau. Nieko nesakai. Rieda šitą mašiną. Nubraukiau. Bet gerai, čia buvo nubraukta. Čia nieko tokio. Va, nusivalo realiai. Iš esmės pabaigti klijuot plėvelę ir bus ledas. Kas čia prideda tų šiukšlių? Bardakas. Taip, ką mes turim? Neturim žibinto. Kažkur mačiau mėtos bagažę. Ai, nu tai čia oro inteikas. Reikia tik truputį perdaryti, kad būtų paėmimas. Kapotas juodas, plėvelė truputį lupasi. Išorė, kaip matot, graži tokia, raudona. Šiaip nemėgstu raudonas, bet iš esmės šita plėvelė visai neblogai atrodo. Nors tokios slyvos taip netraukčiau. Iš vis gal nieko nedaryčiau su tokia slyva, bet viskas čia yra gerai. Slengstis, matom, tvarkytas. Norėjau sakyti, paruoštas vrapinimui, bet dėja vėl supūvo. Gerai, čia reikės tvarkyti iš naujo. Taip nereikėjo daryti. Tada galas, kaip matėt, nebaigtas klijuoti. Pamperis palupinėtas. Bagažinė irgi taip pusiau apklijuota, pusiau ne. Atidarysim ar ne? Ai, tai čia net neuždaryta. Ui, lobis visas, dūmai. Ir einam lauk. Nežinau iš tikrųjų, ar čia kraustyti ar ne. Šiaip reiktų išmestas šiukšlės. Čia mūsų, kaip sakant, jau standartinė procedūra apsitvarkyti, nes galbūt sugalvosim kažkur nuvažiuoti su šitą slyvą, tikrai ne į miestą, bet tarkim į off-roadą. Kodėlgi ne? Čiagi turim tokį Subaru test lauką, kodėlgi nepabandžius? Pabandom? Gerai, supratau. O, veikia. Dabar žiūriu, dar sukritęs toks priekis, čia greičiausiai pjautos spiruoklės, bet irgi, ar žiemai to reikia? Nemanau. Čia galbūt jau dabar buvo daromas kažkoks stance automobilis, gaila, galas nenupjautas, bet jeigu mes norėsim pasibandyti į off-roadą dabar važiuoti, nuplėšim bamperį. O šitą bamperį mielai užsidėčiau ant savo universalo. Aišku, bet kokiu atveju reikia išsiaiškinti, kas buvo daromas iš to automobilių. Tai ieškom VIN kodo ir jį vedam į carvertical.lt, kur sužinosim tikrąją automobilio istoriją. VIN kodas greičiausiai kažkur po kapotu, iš tikrųjų kapoto net nebuvo atidaręs, o jeigu patys kažką perkat, tai geriau tikrinkit prieš perkant, ne taip kaip aš dabar, kad tik dabar pasičekinsiu kaip čia kas. Ir taip pat nepamirškit nuolaidos kodo NORBE, nes su juo gausite minus 20% nuolaidą savo ataskaitai. Ir blema, čia tie dizeliai užkniso. Važinėja ir važinėja visą dieną. Ai, pala, čia irgi dizelis. Dizelis, blema, kregždė mano dar stovi kažkur. Visi pasiilgo, ne? Kregždė dizelinė. Ką aš galvau, nu, jaunas buvau. Pala, reikia kapotą atidaryti. Nelabai pasijuto, kad atsidarė, bet atsidarė. Ką čia turim? V8 M5. Ne, dizelis. Gerai, vinas yra, kažkas jau valė, kažkas kažką kažkada žiūrėjo. Tikrinam ir mes. Teko prisėti. Kaip aš žiūriu, gali dar gręžti. Stop kontentui, stop šitom slyvom, viskas. Man užtenka. Aš svai pasitraukiu. Gerai, grįžtu. Ne, iš tikrųjų negaliu pykti, Aurimas darbuojasi prie konteinerio, kol mes filmuojam. Aišku, dabar ir filmavimas stabdos. Gerai, viskas tęsiam, tiesiog pamačius ataskaitą, teko prisėst, plytą patraukiam. Sveiki atvykę į carvertical.lt. Ataskaita, tai vagysčių nebuvo, surida viskas gerai, bet turime patirtą žalą. Tai einame žemyn ir matome nuotraukas, kaip kažkada ši slyva atrodė. Blemba, iš tikrųjų, kad ir pilkas dizelis, bet pasakysiu atvirai, atrodė gana tvarkingai. Net noriu parodyti kamerą. Graži, tvarkinga slyva, legendinis Lietuvos automobilis E39. Blemba, gražu. Kažkada vaiką žiūrėdavau net reklamas tokio automobilio, aišku, ten buvo M5.
greičiausiai. Nu, o va dabar, iki ko dasigyvenam. Tokius automobilius iš esmės galim daužyti. Nu, ne, čia gal irgi durnai nuskambėjo. Gerai, tęsiam ataskaitos apžvalgą. Tai turime ridą. Paskutinis fiksavimas, dabar mocą dar praleisim. Reikia savo sklypo išvažiuoti kažkur toli, kad niekas netrukdytų. Viso. Gerai, tai turime ridą, paskutinis fiksavimas 2022 metais turime 334 000. Tai visai nedaug, rida tikra, visai gerai, čia vėlgi turbūt ta pati pamoka, kai perki tikrai prastą automobilį, su juo nebūna kažkokių labai didelių bėdų. Tiesiog jis iš savęs nėra prižiūrėtas, bet važiuoja, kuriasi be problemų. Tai einame toliau, matome žalą, tai žalos dydis nuo 500 eurų iki 1500, žala patirta Vokietijoje 2013 metais. Tai iš tikrųjų, kalbant apie tai, kad tai 2013 metai, tai iš tikrųjų ta žala nebuvo labai didelė, nes tuo metu tas automobilis dar tikrai kainavo didesnius pinigus ir viskas. Toliau matome komplektaciją ir visą kitą automobilio informaciją. Ką mes sužinom? Mes sužinom, kaip prieš tai atrodė tas automobilis, atrodė tikrai padoriai. Ir sužinom ridą. Aišku, sužinom, kad ir kažkada buvo daužtas. Tai vat, jeigu kad ir ką perkat, tikrai verta pasitikrinti. Nepamirškit nuolaidos kodo NORBE, su juo gausite minus 20% nuolaidą savo ataskaitai. Linkas video aprašyme. O mes, važiuojam į offroadą. Viso, jau vienas Subaru išvažiavo, mes važiuosim su BMW. Tai po kapotų dabar turbūt nieko nei darysim, nei žiūrėsim, nors reiktų pasitikrinti kiek tepalų, nes iš esmės šis automobilis nėra blogai jį pasilikti net, nes būtų dalių mano slyvai. Bet kol kas, pasitikėsim, kad viskas čia gerai, ataskaita sakė, kad viskas gerai, rida tikra, tai viskas. Kapotas uždarytas, bet manau prieš offroadą reikia viską išlengvinti. Kaip nors pakelsim bent jau 2 mm kėbulą, tai išmetam visas šiukšles lauk. Gal rasim ką gero? Ką čia turim? Taip, kažkokie posparniai. Aišku, jeigu automobilį norėsim parduoti, gal viską reiktų ir palikti, neišmest. Bet dar žiūrėsim, čia kažkokie kilimėliai sujoti, sugadinti, apšvietimai, kažčia, gesintuvo vieta, ar tai vaistinėlės, priekis viskas, čia tuščia, viskas išdraskyta, nu nieko, biteris, pavadinkim, einam į galą. Tai, čia apdalas visokios, blemba, nėra vietos, reikia parėdėti priekį. Ui, vos nesulaužiu, jau aptraukta, paruošta, reikia tik surinkti. Paleidžiam nuo kalno, viskas, ne. Dar užkliuvau už tų šabakštynų. Taip, ką mes turim? Plėvelę. Tai hebra, galėsit pasibaigti galinį bumperį. Jeigu ką domina, rašykit. Automobilis pasaka. Čia dar truputis apdailų. Blemba, yra tų dalių. Galėtų jos būti neišrinktos. Ajajajajaj, nusikaltimas. Vat. Žmogus špakliavo ir paliko. Ujujuj. Vos nepropjovė. Taip, dar visokios apdailos. Valstybiniai numeriai. Gal nesimatė, ne dar? Koks? Ar matęs? Kaip manai? Vis nežinau, gal nereikia jų netrodyti, žinai. Vis tiek mes čia kur Suomijai esam. Suomiška registracija. VIP. Kiek gale vietos, aš dabar suprantu. Nesimakas, aišku, pitakas, bet tai vis tiek. Išsitęsi. Kam aš įsirenginėjau tą konteinerį? Galiu gyventi čia. Iš esmės loftas. Mini loftas, su kuriuo dar gali važinėti. Taip, toliau visokios šiukšlės, aš nežinau, ar čia po to atkapstysim, kur mūsų šiukšlės, kur šiaip kažkokios šiukšlės. Bonkių kalnas, kaip visada, čia aišku profitas mum, atmušim dar 1-2 eurą, bet daugiau nieko gero, visiškai nieko gero. Einam į bagažą, o kaip atidaryti? Užtrenkiam ir į nieką nereaguoja, su rakteliu gal. Svarbu raktelio nenulaužti. Ajajajajaj, kaip taip prisidirbti. Ką, nešam bulgarkę? Ne, nesižaisim. Atsirakins. Čia reikia švelniai. Ką aš jums sakiau. Tiesiog ramiai nesidraskant ir viskas atsidarys. Dar kažkoks posparnis. Blemba. Numeris. Nėra. Šiukšlės. Realiai reikia turbūt privažiuoti prie konteinerio ir viską išmest. Angelais į viską, ką aš čia noriu dar išmest. Surinksim tuo slyvą. Žibintas yra, truputį izolkės, truputį klijų ir kaip naujas. Stop, tokiam kontentui viskas uždrausta. NORBE Films turi kelt lygį, turi pagaliau eiti ant kažkokių rimtų modelių, o čia kažkokios tiesiog nesąmonės. Tarasme, reikia kontento, keliam, pušinam tos video
Nu, bet kas čia per nesąmonė? Ką? Stop, viskas. Nugi neužsidaro, svai, kam tai daryti? Ką? Tau čia, tipo, faina gadint gerą automobilį. Gal tada užimų ir nereikės dėti, iš tikrųjų. Įbrėžiau truputį. Esminis dalykas, ženkliukas. Kas čia vyksta? O, dabar tikras BMW. Šiaip apsitvarkėm, iš tikrųjų kažkada automobilis, manau, buvo gana neblogo stovio, nes vien dabar įdėjus keletą minučių išmetus šiukšles, lemba ir salonas visai gražus, tai tiesiog slyva buvo apleista. O dalių radom iš esmės beveik visas, gal net ir iš tikrųjų visas, gal kaip kurios yra aplaužytos, tai jeigu kažkas vis dėlto ims kitas šitą automobilį, tai iš esmės viską galima susirinkti. Šiaip parašykit, ką darom, ar pasiliekam kontentui, ar geriau net negaištam laiko ir parduodam. Šiaip kartais, net ne kartais, o dažniausiai yra labai smagu emociškai tiesiog palakstyti su tokiais automobiliais, kai jų visiškai negaila. Manau, ir Roškrogės nuo to pačio prasidėjo ir visi tikri vinterbeateriai, net ir dabar Adam LZ nusipirko kažkokią ten krekždę, kur iš esmės pats paprasčiausias automobilis jo parke, bet tų emocijų duoda maksimaliai. Tai galim iš esmės padaryti tokį AliExpress Whistling Diesel editioną, nors truputį kaip perikupui net gaila tokio automobilio, galbūt galima surasti dar prastesnės būklės, tai vien žodžiu, sugalvosim, pažiūrėsim ir jūsų komentarus, o dabar ką? Offroado testas. Raktelių nėra, ar nebūsim išmetę? Ne, turiu. Kad visi automobiliai taip kurtųsi. Bandom važiuoti per kalniuką, tikėkime, kad bamperio labai nesudraskysim. Ui, čia nevažiuotų lengvai, reikia greičio. Open diffas, va. Oi, rankinis nelaiko, bėgis irgi kažkaip nelaiko. Kodėl rieda ta mašina? Aš nesuprantu, bėgis įjungtas, rankinis užtrauktas, yra laisvumo kažkokia. O, žiūrėk, velė abu. Juda vis tiek. Ai, tiesiog slysta su visų smėliu. Aš tikėjausi, kad čia iškeltas visas galas, lemba. Negerai. Galim čia pasižiūrėti, kas gero. Viskas normaliai. Krepžda tik biški važiuoklė. Gal pabandom dar kartą. Reikia bandyti užvažiuoti iki pačio viršaus. Kas čia čiuožia? Nu, blemba, su visų smėliu. Nu, bandom dar kartą. Ai, pala, praslydimas neišjungtas. Na, šito gal ir nedėt. Ui. Va dabar nenurėdės. Atrodo, prisiparkavau. Perskrydom. O dieve mano. Nu, kitas reikalas. Va, galim pasižiūrėti ir kas po variklių dedas. Ai, sulaužiau bamperį. Blemba. Nu, nereikėjo daryti dropo, aš taip galiu pasakyti. Žinojot, kad važiuosim į offroadą, bet vat spiruoklės tai reikia nupjauti. Ką čia turim? Ui, ledas. Karteris prakirstas, variklis nuo pagalvių nuplyšęs, šakė sulankstyta, baisu. Iš tikro, viskas čia gerai, automobilis pasitarnavo ir manau pasitarnaus dar, tai visą šitą dylą užskaitau, kalam energijos, atsigaunam ir manau atsivarom tikrąją slyvą. Reikia truputį pakaitinti šitą mūsų šaltąjį klimatą, kad dar turėtume kelias bent jau šiltas dienas ir užsibaigtume darbus su konteineriu. Cheers! Nors pala, kažkaip reikia šitą slyvakoiną dabar nutempt, nes nuvažiuoti tikrai nenuvažiuosim, nebent, palauk, kalu dar vieną gurkšnį. Opa, stebėk. Ne, mažokai, dar bandom. O, iškart suveikia galva, taigi kabinam kažkokią mašiną, greičiausiai tavo Volvaną ir traukim. Nu, ką mes čia dabar stumdom? Let's go. Easy, Volvanas, opa. Bamperis. Ir prieš jūsų akis dar viena slyva.
Manau, negaištam laiko ir tęsiam su veiksmu. Ką, duosim ugnies. Viskas labai paprasta. Jau mus fotkina į policiją. Pažiūrėk po kairę. Nesuprantu, iki Suomijos atėjo žmogus ir sako, gal galite nebešaudyti ugnimi. Tai aišku, mano klaida, kad pas tėvuką neuždariau vartų. Tai dabar užsidarom, ramu, galim tęsti tai, ką pradėjom. Jokauju. Manau, kad šiandienai užteks, nes prisidarysim tuoj kažkokių bėdų. O, jau slyva skleidžia įdomius garsus. Ką, paliekam visus projektus kitam kartui. Ir sugrįšim su konteineriu, su offroadu, su slyvom ir taip toliau. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad patiko. Susimatom sekantį kartą. Opa, nušovė kažką. Eik tu savo.